2023 metais vykdyto projekto užduotis buvo perkelti iš Daukšių kaimo seną nebenaudojamą svirną į Rumšiškės, Lietuvos etnografijos muziejų. Kartu su perkelimo ir restauravimo darbais vyko praktiniai mokymai, kuriuos vedė geriausi medžio meistrai. Mokymų temos įrašytos 6 videofilmuose. Tyrimai, ardymas ir pervežimas, pamatų įrengimas, sienų sunerimas sienojų restauravimas, durys, langai ir grindys, stogas. Tyrimai yra pirmas veiksmas, kurį turime atlikti paveldo objekte. Ar tai būtų kilnojamas ar nekilnojamas, medžiaginis ar nemedžiaginis paveldas. Panašiai kaip medicinoje, kuo išsamesnius pilnesnius turėsime tyrimus, tuo tikslesnę diagnozę galėsime nustatyti apie pastato būklę, pažeidimus ir tvarkybos darbus. Tyrimai neįmanomi be pastato apmatavimų ir detalios visų konstrukcinių architektūrinių elementų fiksacijos. Vertė, būklė, pažeidimai. 3 esminiai tyrimų klausimai. O tyrimai visų tolimesnių veiksmų pagrindas. Tyrimai atliekami pagal tam tikrą sistemą, eiliškumą. Jie būna įvairūs – istoriniai, natūriniai, architektūriniai, konstrukciniai, polichrominiai, technologiniai, cheminiai ir kiti specialūs tyrimai. Nusprendus svirną perkelti į muziejų, pirmiausia buvo atlikti apmatavimai ir fotofiksacija. Dabar kartu mes kalbamės apie vertingąsias svirno savybės, tyrinėjam, žiūrim, kas yra autentiška, kas pakeista ar neišlikę. Tai tarsi detektyvas. Pati įdomiausia restauravimo proceso dalis. Tradicinių formų aukštaitiškas svirnas, gerai išsilaikęs, tikrai būklė, galima sakyti, yra patenkinama dėl to, kad konstrukcijos yra sausos, iš esmės nepažeistos visos formos, įėjimas, tūris, gražios durys, autentiškos išlikęs, gražus įėjimas, kolonos, matosi buvusių galbūt tvorelės tvirtinimo skylutės. Grindys yra gražios, kad tikrai gerai išlikusios grindys, retas dalykas šituose kraštuose, nes paprastai grindys valgo medžio kenkėjai. Tai tų vertingųjų savybių tikrai turi ir visas pastatas jisai laikytinas tikrai potencialiu kultūros paveldo objektu. Čia labai įdomus tam prieangy toks dalykas. Vienam gale ten rastas viršui ištašytas, kokiam tikslui nežinom. Kitoj pusėje rastas neištašytas, kokiam tikslui irgi nežinom. Apačioj rastas irgi stačių kampų iškirsta. Tik. Ta prasme, dar kažkas tai turėjo būti per detalės. Labai gerai padarytas slengstis, iškirstas iš vientiso, kiek matau, iš vientisos sijos. Ir dar plius pats kampas durų. Ten padaryta spina, užraktas susileidžia, kaip pasakyti, stališkai užsapuota viršutinė sektos dalis. Dar padaryta tokia anga ir ten galima kažką užkišti, dėti, nežinau, pasidėti raktus, gal galima ten tokia padaryta anga. Stogas turbūt buvo keistas, nes ant grebėstų nėra vinių, jeigu buvo skiedrom dengtas, nes ten lygtais radom skiedrų likusių. Tada čia ir šitas gal buvo vėliau dastatytas galas. Šitas visas. Ne, jis nebuvo vėliau dastatytas, nes vis tiek tą gegnę kažką atremti reikėjo pačio. Bet gali būti, kad paskui buvo keistos gegnės visos ir šitos dėtos. Galbūt apie tą specifiką, tai šito stogo, kad jis yra ta konstruktyva su pavalu. Tas pavalas būdingas Dzūkijos ir Aukštaitijos regionui. Tradiciniai sandaroj, sanklodoj tai buvo visas turtas, o turtas buvo maistas. Tai yra, ką tu sukaupiai per metus, susandėliavai padėjai į svirną ir išsimaitinsi, reiškia išgyvensi iki kitos vasaros. Ir pavalas, tas rąstelių sunerimas stoge, tai dėl saugumo. Pats svirnas jis labai aukštas dėl to, yra paaukštinta pastogė. Virš perdangos yra 5-6 rąstai papildomi. Tai irgi ta erdvė, kuri buvo naudojama sandėliuot grūdam.
iš esmės stogo konstrukcija jau yra išspręsta. Gegnių tada daug ir nereikėjo. Gegnės buvo ten prilaikymui grėbėstų. Grėbėstai reti. Pamatysim iš išorės kažkokios žymės, kiek tvirtinta buvo. Tarkim, jeigu iš anos, iš dešinės pusės, tai tikrai čia nei skiedros, nei gontai, nei tiesiog šiaudiniam stogui. Va, tas grėbėsto žingsnis yra kaip šiaudiniam stogui dengti. Apie šitas gegnės, apie šitą priestatą, aišku, ryškiai matosi vėlyvesnio pastatymo. Detalės naudotos iš kito pastato. Jeigu jis vėlesnio statymo, ta gegnė ilga vientisa, tai aš sakyčiau, kad jos galbūt tada pakeistos, ilgos uždėtos. Pamatysim ardydami, besiginčydami. Peršasi nuomonė iš detalės pačios apdirbimo. Gegnės, va šitos ilgosios, kad senos buvo akuratiniai aptašytos, žievės likučių jokių nepalikta, o ant šitų gegnių ten žievės su žieve buvo, taip jau panašu, man panašu, kad Svirnų statė meistrą, o jau Gaspadorius su susėdu jau šitų pakaladnikį statė šitas, ir iš ko papuolė. Tai tarkim, jeigu eglinės medienos, tai tu galėjai ten palikti tą žievę, ten nesiveisė, o jeigu pušinės, tai jeigu palikta žievė, ne tik žievė brazdas, tas požievis, kuriuo teka maistinės medžiagos, tai į tokią medieną metasi tada labai greitai medgraužiai. Kad antrinė žaliava, tai tikrai jau tas 100%, bet statydami tą jungtį būtų darę kitokią, aš manau. Ten statytas šulas, jis netvirtintas šulas ir į šulą įleista. Tai kažkaip būtų išspręsta, ar ten kažkokius apyšėpas uždėtas dar kad. O kad prasižiojo, tai ten gruntas pamatas vaikščiojo šitas ir prasišėpė. Ir to surišimo rimto nebuvo. Svarbu ne tik tai pastebėti visas detalės, bet bandyti suprasti, kodėl taip darė. Nes kiekvienas architektūrinis ar konstrukcinis sprendimas turi praktinį paaiškinimą. Plačiau suprasti padeda ir kiti panašūs pastatai. Ardant Svirną mes rasim paslėptų mazgų, dar labiau pažinsime jo statytojus. Ir galbūt rasime atsakymus, kodėl būtent taip statė.